Sveiki, Hebra, vėl BSQ jūsų ekranuose ir mano 5 pamoka. Jau susipažinome su eilučių formatavimu, įvestimis, duomenų tipais, dabar galime pradėti kažką rimčiau. Šiandieną pakalbėsime apie if sąlygą. Nors tiesą pasakius, jeigu versti tiesiogiai iš angliško žodžio, tai būtų pareiškimas. Bet aš vartosiu žodį sąlyga, man jis labiau prie širdies. Štai matote ženklus, kuriuos naudoja if sąlyga ir tai būtų mažiau už kažką, mažiau arba lygu kažkam, daugiau už kažką, daugiau arba lygu kažkam, lygu arba nelygu kažkam. Taip pat if sąlyga turi savo struktūrą. Jinai realiai atrodo štai taip. Čia yra pati paprasčiausia sąlyga. Taigi, jeigu anglų mokame, puikiai žinome, kad if yra jeigu, tai reiškia, jeigu kažkokia sąlyga ir jeigu ta sąlyga yra teisinga, tada programa daro būtent tos sąlygos veiksmą, kurį mes parašome. Jeigu sąlyga yra neteisinga, programa tiesiog sustoja. Detalesnis variantas būtų if else sąlyga arba pareiškimas. Pirmą kartą pamačius šitą visą reikalą turbūt išsigandate, bet tai nėra taip baisu, kaip atrodo iš tikro. Ir pabandysiu jums paaiškinti, kas čia per velniava. Taigi, jeigu mūsų sąlyga yra teisinga, tada programa iš karto daro šitą veiksmą sąlygos. Jeigu sąlyga yra neteisinga, tada šitą veiksmą nedaro, o eina prie kitos sąlygos. Tada tikrina, ar kita sąlyga yra teisinga. Jeigu kita sąlyga yra teisinga, tada jinai daro šitą sąlygos veiksmą. Bet jeigu ir šita sąlyga neteisinga, tada eina prie sekančios sąlygos, jeigu jinai yra parašyta. Ir taip eina nuo vienos prie kitos sąlygos, kol galiausiai randa būtent tą sąlygą, kur yra teisinga ir ją padaro. Jeigu visgi nei viena iš patiktų sąlygų yra neteisinga, tada jisai eina būtent prie else eilutės ir padaro sąlygą tą, kur yra pati paskutinė pačiam if sąlygos gale. Aš jau turiu, kaip visada, pasikūręs programėlę, tai būtų pamoka 5. Na ir galime pradėti. Pabaigiant, spaudžiam Enter ir rašome. If 5 yra daugiau, tarkim, už 2, then begin write-ln ir rašome, tarkim, skaičius 5 yra didesnis už 2. Paleidžiame. Ir mums programa parašo, kad skaičius 5 yra didesnis už 2. Bet turbūt nieko nesupratote. Gerai. Tarkime, parašykime kitaip. Jeigu 2 didesnis už 5, kas yra neteisybė, ką programa tada darys? Ogi, kaip matome, programa nieko neparašė, tai reiškia, kad sąlyga yra neteisinga. O jeigu sąlyga yra neteisinga, mes tiesiog nenurodėme, ką jai toliau daryti. Gerai, pabandykime dabar su if else situacija. Po program, pavadinimo programos, enter, rašome var ir susirašysime kelis kintamosios. Tarkim, vėlgi nr1, kuris bus integer, ir dar vienas nr2, taip pat integer. Taigi dabar turime priskirti skaičius būtent šitiem dviem numeriams, tarkime, nr1 tampa 5, o nr2 tampa 2. Ir pakeičiame mūsų sąlygą, tai jau būtų nebe 2, o nr1 yra didesnis už nr2. Ir mūsų programa turėtų parašyti, kad nr1 čia ištriname yra didesnis už nr2. Taipogi turime palikti tarpelius, kad skaičiai ir žodžiai nesusijungtų ir mūsų sąlyga atrodytų būtent taip. 5 yra didesnis už 2, teisingai. Bet kaip jau sakiau, mes pavadinsime su else, praplėsti biškį mūsų sąlygą. Šį kartą atkreipkite dėmesį, kad po end kabletaškio nereikia. Spaudžiame enter ir įvedame else if nr1 tarkim mažesnis
už NR2. Tada begin write-ln NR1 yra mažesnis už NR2. Taigi turime dvi sąlygas, kai pirmas skaičius yra arba didesnis, arba mažesnis. Bet taipogi yra ir trečioji sąlyga, jeigu jis yra toks pat. Vėlgi po end nuimam kabletaškį, nes mūsų sąlyga tęsiasi toliau. Ir rašome tiesiog else begin write-ln abu skaičiai yra vienodi. Ir šį kartą po end kabletaškio reikia. Taip pat įsiminkite, kad tai yra kabletaškis, o ne taškas. Taškas yra dedamas pačiame kodo gale. Ok, galime paleisti ir pažiūrėti, ką mūsų programa pasakys. Taigi, jinai sako, kad 5 yra didesnis už 2. Čia yra teisybė. Jeigu mes, pavyzdžiui, sukeiskime dabar NR1 su NR2 vietomis. Programa pasako, kad 2 yra mažesnis už 5, kas yra irgi teisingai. Ir pabandome mūsų trečią variantą, tarkim, jeigu abu skaičiai būtų 5, ir pirmas, ir antras. Programa pasako, kad abu skaičiai yra vienodi, kas yra taip pat teisingai. Reiškia, mūsų parašyta programėlė puikiai veikia. Gerai, dabar vėl biškai pamodifikuokime mūsų programą. Visiškai ištrinsiu šitas dvi eilutės su NR1 ir NR2, nes neįdomu, kaip programa jau žino skaičius. Ir kai ką pakeisime. Rašome write. Įveskite pirmąjį skaičių. Readline NR1. Tai būtų mūsų pirmasis skaičius. Jau mokinamės praeitose pamokose. Vėlgi, write. Kodėl ne write-ln irgi mokinamės? Įveskite antrąjį skaičių. Vėlgi, readline NR2. Tai būtų mūsų antras kintamasis. Ir parašysiu dar write-ln, kad biškai atskirtų mūsų įvestus skaičius nuo atsakymų. Taip pat mūsų atsakymus galime šiek tiek pagražinti, tiesiog pridedant dvitaškį. Na ir galime pažiūrėti, kas mums gavosi. Gerai, programa prašo įvesti pirmą skaičių, tarkim 2. Įveskite antrąjį skaičių, tai būtų 5. Ir programa mums pasako, kad 2 yra mažesnis už 5, kas yra visiškai teisingai. Pabandykime dabar įvesti atvirkščią variantą. 5 ir dvejetą. Vėlgi programa sako, kad 5 yra didesnis skaičius už 2, kas yra taip pat teisinga. O jeigu mes, tarkime, suvesime abu skaičius vienodus, paimkime kitus skaičius, trejetą ir vėl trejetą, programa sako, kad abu skaičiai yra vienodi, kas yra taip pat absoliučiai teisingai. Mūsų programa puikiai veikia. Pabandysiu dabar paskutinį kartą dar paaiškinti. Taigi, galima suskirstyti mūsų visą parašytą kodą į 3 dalis. Pirmoji dalis būtų štai šita. Taipogi, pamiršau dar vieną dalyką paminėti, kad kiekvienas programuotojas rašantis komandas, ta prasme kodą, gali pakomentuoti jį. Programa to komentaro, jinai kaip nesisavins, tiesiog tai bus kitam žmogui, kuris, tarkim, atsidarys tą kodą ir norės pakoreguoti arba pažiūrėti, kas čia, kodėl čia taip gavosi ir panašiai. Komentarus galima rašyti 3 būdais. Pirmas būtų, tarkim, tarp lauštinių skliaustų. Ir parašome, tarkim, NR1 yra didesnis už NR2. Ir uždarome lauštinį skliaustą. Programa į tai visiškai nereaguos, tai tiesiog kaip komentaras kitam žmogui. Antra dalis būtų nuo šito begin iki šito end.
Ir antrasis būdas, kaip pakomentuoti, būtų paprastas skliaustas ir žvaigždutė. Ir antroji dalis būtų NR1 yra mažesnis už NR2. Vėlgi, žvaigždutė ir lakštinis paprastas yra skliaustas. Ir trečioji dalis mūsų viso šito kodo tai būtų nuo else iki endo. Ir taip pat pakomentuoti galima trečioji būdu, tai būtų 2 slešai. Ir čia tiesiog else. Mane susirado žmogus vardu Tomantas ir jisai pasiūlė man sukurti websaitą, kitaip sakant tinklapį, į kurį talpintumėm visus mūsų video, naujausią informaciją ir taip pat pakurtumėm formą, kuriame galėtumėm bendrauti, dalintis įspūdžiais, klausimais, bėdom ir pasiekimais. Projektas, manau, pasieks mūsų visus greitų metų, nes Domantas labai smarkiai pluša prie jo šiuo metu, taigi stiprybės jam ir kantrybės mums. Nors turiu milijoną papildomų darbų ir mane užpuolė kažkokios tai lygos, stengsiuosi ištiesėti savo pažadą ir, kaip sakiau, po naujų metų kursiu kur kas dažniau. O kas liečia kepurę, buvo žmonių, kurie klausė, kodėl aš sėdžiu su kepurė, ar mane karšta. Tai atsakymas būtų, aš video kuriu darbe, pas mane darbe tikrai nėra labai šilta, o kodėl aš dabar namuose ir vis tiek sėdžiu, tai tiesiog iš principo.